Sveiki, sveiki. Atėjo laikas, kai yra mezgamos kojinės. Ir truputį aš biškį pamezgiau šiemet kojinį, nors labai nemėgstu jų megzti, bet aš jas moku ir savo šeimą visą laiką aprūpinu savo megztom kojinėm. Draugė manęs paprašė naujagimio kojinytės. Žinoma, šita kojinytė biškį gal ir didesnė, reikia plonesnių siūliukų. Siūliukas yra toks neplonas, gal čia būtų pasižiūrėti iš plonesnės, nes nori natūralios avies vilnos, kuri kanda, kuri naujagimiui kraujotaką aktyvina, kad vaikui sveikatėlė būtų geresnė, ir prašo, kad numegzti tų kojinyčių. Kadangi aš turiu tik tai tokį siūlą, kuris yra megztas suaugusių kojinėm, tai su šito siūlu ir parodysiu savo kojinyčių mezgimą. Kojinytės yra nedidelės, nepasiėmiau centimetro, čia kažkur apie 10 centimetrų. Ir ko mums reikės? Reikės mums siūlų nedaug. Paskiau, kai numegsiu antrą kojinytę, pasakysiu, kiek išeina būtent iš naminės vilnelės siūliukų. Jeigu norisi mažesnės, žinoma, kaip sakau, plonesnį siūliuką. Jeigu natūralios vilnos būna irgi labai plonytis siūliukas, kaina biškį svyruoja į didesnę pusę, bet tikrai galima gauti. Turiu dar triušio siūliuką, tai su triušio siūliuku irgi pabandysiu numegsti kojinytės kitoj savo filmuotoj medžiagoj. Tai va, siūlai, adatą, surinkti jau visas siūlo likučius, vašelį naudojam čia pakelti akutes, galima ir be vašelio, bet pradėjau naujų būdų kelti akutes ir naudoju vašelį, labai man patiko, nes nelieka jokių skylučių, jokių tarpelių. Tai va, vašelis, markeris. Markerio aš nenaudoju tokiom mažom kojinytėm, bet kai nepatyrusi mezgėja, gal reikia ar tokių markerių, ar siūliukų, ar kitokių jūs turite, virbalai. Virbalus aš naudoju senoliškai 5, ypatingai mažiukam megzti, man patinka su virbalais, saugusių kojines mezgu ant valo kojinytę aplinkui, o vat vaikam labai maži čia yra akių kiekiai, tai jau ir naudoju 4 virbalus. Taip pat užsirašyti. Šitoj kojinytėj yra surinkta ant kiekvieno virbalo po 7 akis, tai bus 28 akis rinkau, mezgiau 10 eilių, toliau 5 eilės gerosiam, bet paskutiniai, kai numezgiau paskutinį šito rašto, apnarėlio rašto eilę, aš pirmą eilę pradėjau nerti, kad paliko man ant kiekvieno virbalo po 6, nes jeigu dar 4 akis, tai įsivaizduokit, kojinytė jau bus tokia. Kodėl aš nuėmiau, o ne atvirkščiai? Todėl, kad lėliukų kojytės yra mažytės, jeigu čia labai siaurai sunku apmauti, esu bandžius ir būdavo ta tokia kliūtis, tai sugalvojau šį kitaip padaryti, gal kitos mezgėjos kitaip daro, bet aš parodysiu, kaip aš mezgu. Toliau, kai čia pramezgame 5 eiles, 2 virbalai lieka, ant vieno virbalo susikeliam visas 12 akių, ir mezgame kulniuko aukštį, tai yra 12 eilių. Tiek akių, aš būtent mezgu tiek ant 2 virbalo akių, tiek eilių. Paskiau aš surenku kulniuko galui, parodysiu eigoje. Toliau surenkam jau vėl ant 4 virbalų, sumažindami nuo to pertekliaus akių šitą juostelę tokią. Ir 10 eilių numezgiau be jokių pakeitimų, o paskiau uždarom. Uždarimas pagaunasi toksai, kaip vakar buvo komentarai, kad kodėl jūs visos baigėte megzti malūnsparnį. Man visai patinka tas malūnsparnis, bet vis laik galvoju, reikia pabandyti ir tokį užbaigimą. Visokių tų užbaigimų yra ir galima netgi nuo priekio pradėti megzti kojinytę. Bet šiandieną mes kalbame apie tai, ką turime. Reikia nusimegzti mums antrą tokį kojiniuką. Tai gerai. Ir pradedam. Dabar mums reikėtų užsidėti 7 x 4, 28. Kadangi aš tradiciniu būdu dedu akutes, užsidedu va taip ant pirščiukų ir užlenkiu. Gaunasi va toksai 2 kilpučių jau rinkinys. Ta trumpą galą dedu ant šito piršto, ilgą galą ant šito. Laikau, kad man neslystų ir skaičiuojame. 1, čia kabiname, pagauname nuo kito piršto 2, vėl užsukam, 3, 4, 5, 6 ir 7. Galima iš karto dėti ant vieno virbalą, bet aš kažkaip mėgstu šitaip. Užsidedu dar vieną virbalą ir vėl žiūrim, kad mūsų tas trumpasis galas būtų. Vėl dedam ir iš čia kabinam, ir čia 1, nuo nykščio iki smėliaus 2, nuo nykščio iki smėliaus 3, nuo nykščio iki smėliaus 4, 5,
6, 7. Vėl prasitempiu vieną virbaliuką, jau bus man 2 virbalai aprengti. Reikia žiūrėti, kad užtektų siūlo. Kartais aš matau, kad neužteksiu, biškį apkeičiu. Ir vėl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nu ir dar vienam virbalui pabaigime dėti pačias.